Sveiki, pagaliau radau laiko prisėsti ir papasakoti apie tai, kaip planuojame mes savo kelionę Maltą, nes užtenka vaivadukams vien statyti namą, laikas truputėlį ir pailsėti, jau ilgai išlaukto atostogų. Taigi visų pirma nusprendžiau, kur norėtume nukeliauti. Tai buvo į Maltą, kiek dienų nežinojau, tai nupirkau tiesiog į vieną pusę bilietą visiems trims. Ir tai bus pirmoji mūsų kelionė su vaikučiu. Tai bus nemažai jaučiu iššūkių. Man didžiausias stresas tai yra su maistu. Ką reikės duoti į valgyti, nes jinai pastoviai sako niam. Kai suvoki, kad atėjo laikas atostogoms, tai svarbiausia yra nuspręsti, koks yra kelionės tikslas, kur norėtum nukeliauti, kiek norėtum išleisti pinigų tam ir, žinoma, pasirūpinti sveikata. Tai mūsų kelionės tikslas bus pažintinis, keliausime į Maltą. Gal truputėlį bus ir poilsio, bet labai mažai, daugiau norisi pažinti tą mažą salelę ir kitas salas aplinkui ją. Žiūrėjomės irgi, kaip norėtume apsigyventi, ar labai komfortiškai, su ten maitinimais viskas įskaičiuota, ar tik pusryčiais ir vakarienėm, ar ten tik pusryčiais. Tai išnuomavau butuką Cozy Penthouse in Hamrun. Atrodo, kad vaizdas įspūdingas bus pro balkono langus, virtuvėlė yra, lova yra, na ir kogi daugiau mums reikia. Dar ką svarbu paminėti, kad Malta yra Europos Sąjungoje, tai galima nemokamai įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę, ką ir padariau savo šeimynai, tai visas 3 korteles turime, jos leidžia esant kokiam susirgimui ar netikėtai situacijai, kad reikėtų kreiptis į sveikatos institucijas, tai jeigu į valstybę nekreiptumėtės, tai gali arba pilnai arba pusę padengti, ten priklausys nuo jau nelaimingo atveju. Jeigu kreiptumėtės į privatų, tai didelė tikimybė, kad galimai nepadengs, bet jeigu valstybinė, tai padengs. Ir žinoma, jeigu esate sveikatos draudimo mokėtojas. Kaip susidaryti planą, ką aplankyti norimoje šalyje? Mano atveju labai pasiteisino, jau kelintą kartą darau, tai tiesiog per Pinterest programėlę pasinaudoju, įvedusi tą šalį, sakykime, What to visit in Malta. Ir išmeta įvairiausių variantų. Žinoma, yra tie standartiniai, bet yra tikrai nemažai ir tokių perliukų, kuriuos atrandu. Tai visai susižymi tada Google Mapsuose, susikuriu savo folderiuką ir, kaip matote, nemažai jau taškiukų yra. Nežinau, ar pavyks viską aplankyti. Jeigu pavyks, tai čia bus wow. Jeigu ne, tai irgi neliūdėsiu, nes tai yra labai daug vietų pažymėta ir, žinoma, mes keliavome su vaiku, tai nežinau, kaip tos galimybės iš tiesų leis, kiek daug pamatyti tų vietų. Taip pat ir dėl restoranų, ką aplankyti, tai visą laiką pasižiūriu ir Google Mapsuose, kiek yra žvaigždučių vertinta ir kokie yra atsiliepimai. Ir taip pat Pintereste būna pateikiama rekomendacijų, ką toje vietoje tikrai rekomenduojama paragauti, arba toje šalyje, ką rekomenduojama paragauti, tai irgi susidariusi su sąrašą. Visai tenais daug tų patiekalų. Tikiuosi skrandžiai nesustos, bet neturėtų vis tiek Europą. Dar kas įdomaus laukia, tai pirmą kartą skrisime su Lėja. Tai irgi toks kilo klausimas, aišku, nesikreipiau į instancijas Ryanairo ir nesigilinau, pasirodo pakankamai giliai, nors atrodė tuo metu, kad gilinausi. Bet kaip yra su vežimėliais, kiek maisto ten galima įsinešti, ar papildomą kuprinę vaikui galima įsinešti, kaip su skysčiais ir panašiai, ir ties kuriomis vietomis reikia jau vežimėlį atiduoti, ar jau į bagažą, ar galima ten net iki į lėktuvą įsinešti. Tai no clue toksai, tai sužinosim, pafilmuosim arba papasakosim tiesiog po to jau po skrydžio, kaip mums sekėsi ir kuriuose vietose, kaip ten kas vyksta. Tai gal padėsiu jums irgi, kurie su mažyliais planuosite keliauti. Jau bus aiškiau. Kaip viskas vyksta. Taip pat irgi nuspręsti reikia, kokį transportą naudosite. Ar viešai, ar traukinius, jeigu būna galimybės, ar nuomositės automobilį. Na, Maltoje traukinių tai nėra, bet yra išvystytas viešasis transportas. Daug draugų lankėsi ir šitą labai pabrėžė, tai net nerekomendavo.
nuomotis automobilio, dar ir dėl kai kurių kliučių, kad tai yra buvusi Anglijos kolonija ir eismas yra kita pusė, žinoma, daug yra ir kalnų, tai yra atitinkamai vairavimas truputėlį kitoks ir reikalaujantis daugiau iššūkių. Tai manau, kad rinksime saugų variantą ir mes ir tiesiog pasirinksime viešąjį transportą. Aišku, yra dar tenais ir taksi. Iš oro uosto nukeliausime iki buto su Boltu, nes yra Boltas naudojamas appsas, tai daug pigiau, nes Bookingas siūlo 20 eurų už taksi nuo oro uosto iki gyvenamos vietos, o Boltas gausis apie 10 eurų pasižiūrėjau, nes gali lokacijas nurodyti vieną ir kitos vietos ir maždaug išmes tau apytiksliai kainą, kokia yra. Dar keliaujant į numatytą kelionės vietą, labai svarbu pasižiūrėti, kokie bus orai tenais. Kaip ir praėjusią savaitę, mes turim giminaitę, tai yra Manto pusseserė, kuri gyvena Maltoje. Ir tai turi tokį pasičekinimą live. Tai praeitą savaitę sakė, buvo 30 laipsnių šilumos. Labai gerai, bet sakė, ateinančią savaitę, tai yra šitą dabar, ir mes atkeliausime, bus, na taip, virš 20 ir gali būti, kad bus vietomis lietus. Tai nelabai džiugina, na bet dėja, nepasirinksi, bet ką gali pasirinkti, tai drabužius kokius įsidėti tinkamus, kad nebūtum po to netyčia su šortais, maikutėm tiktais, o pasirodo, kad lyja ir visai šalta. Tai reikės įsidėti treningą bent vieną ir kokią striukytę dėl viso pikto ir žinoma, kokį nuo lietaus apsaugą. Man tas sakė, prigalos kažkokių iššūkių, kad būtų mums, kad ir jums būtų įdomiau žiūrėti, tai nekantrauju ir aš, sakiau, palikti staigmeną, kad ir man būtų, kad būtų kuo realistiškiau, toksai surprise veidas, žinau, ar tai jau surprise, bet jau ten porą tokių idėjų esu girdėjusi, tai taip įdomu. Ką, aš tai daugiau prisižiūrėjau į socialinių tinklų, kažkokius pabandysiu naujus video pamaketuoti, naujesnio stiliaus, tai irgi labai nekantrauju, kaipgi čia man seksis jums perteikti taip. O šiaip jau baisiai nekantraujame tos kelionės, nes jau mums labai jos reikia, labai. Tiesiog jau truputį visko too much. Bet laukite dabar Maltos video.